Spalio mėnesio prognozė bendrai visiems. Aš esu Aleksandra Antipova, astro, numerologė ir pas mane skaičiai atsako į visus klausimus. Pirmoji spalio mėnesio dalis yra savotiškas perėjimas į naujų procesų pradžią ir naujų tendencijų atsiradimą. Galima sakyti, kad tokiais momentais daug ko nežinome, abejojame ir nesuprantame, ką daryti. Nepamirškit, kad tai tik laikina. Profesinėse reikaluose, nebent tai susiję su kokiais nors bendrais projektais, aktyvius renginius geriau atidėti vėlesniam laikui. Sunku bus prasibrauti vienam, juk spalis diplomatinės sėkmės ir bendradarbiavimo mėnuo. Laikas dėrėtis dėl geresnių sąlygų arba rasti kompromisą su mylimu žmogumi. Spalio 14-28 dienomis pajausime užtemimo koridorių. Taip, Saulės ir Mėnulio užtemimai. Užtemimas visada yra kažko pagreitas. Vieniems jis paskubins geresnius, kitiems blogesnius dalykus. Laikom pozityvą, sąmoningumą, kaip niekada anksčiau.